Vienas? Ne, nu čia nesąmonė. Čia įsipilinėja. Kaip čia gerai dabar? Gerai, labai gerai. Čia tipo sniegas. Sveiki atvykę į mūsų virtuvėlę, su jumis aš Silvija, Andrius Talžūnas ir desertų kūrėja Manuelė. Ir šiandien mes kursime neįprastą ir žiauriai skanų desertą, kuris vadinasi kaip? Šokoladinis suflė apelsinė. Tadam! Tik dėl jo atvažiavau. Andrius pasiprašė šiandien atvažiuoti ir pasifilmuoti mano video, kad pragauti šito deserto. Jo, tai jūs gaminkit, o aš palauksiu. Ne, Andriu. Taip, tai šiandien mes gaminsime šokoladinį suflė apelsinę. Kuom ypatingas apskritai šitas desertas ir kodėl aš noriu, kad kuo daugiau žmonių apie jį išgirsta. Tai kad man apskritai kalėdos asocijuojasi su apelsinais, mandarinais ir karštu šokoladu. Tai mes bandysim sujungti visą šitą kombinaciją iš visų ingredientų ir manau, kad mums tikrai turėtų pavykti. Nu, kaip kam? Kaip kam? Iš 2 iš 3 tikrai turėtų pavykti. 3 porcijoms mums reikės 100 gramų miltų, 100 gramų cukraus, 50 gramų sviesto, 1 kiaušinio, šokolado, papuošimui mėtų, cukraus pudros, šiek tiek aliejaus ir apelsinų. Vienas? 2. 3. Sorry. Tai kiekvienas paimsim po apelsiną. Okay. Tai dabar apskritai čia bus tokia pagrindinė mūsų konstrukcija ir kuo ypatingas dar šitas desertas, tai kad jeigu pas jūs ateina svečiai, tai nereikia ir papildomų kažkokių puodelių ar dar kažko, nes suflė bus pagamintas pačiam apelsinui. Okay. Nice. Taip, tai dabar svarbiausia. Mums reikia nupjauti apelsino galiuką, kad jums mums tarnautų kaip kojelė mūsų taurelė. Pas man kažkoks kreivas apelsinas, gali lygesnį paduoti? 3. Sorry. O? Tie gerai maždaug? Ja. Ir dabar mums reikia atskirti apelsino vidų nuo žievelės. Čia dabar kaip moliūgėlį. Jo. Taip, dabar reikės išimti, tai su rankom šiaip geriausia būtų. Gerai. Man jau per daug darbo nedaryčiau antrą kartą. Nu ne, jis vertas to. O čia taškais. Bet žiauriai daug sulčių. Jo, labai sultingi šiais metais. Reikia labai ten tos sulčius išspausti, ne? Kad viduje neliktų, ta prasme praktiškai. Jo. Gerai, su pirma užduotim susitvarkėm. Jo, tai mes čia galim dabar atidėti. Pala, o rankas reikėjo nusplauti, ja? Jokauja. O kas čia? Čia miltai. Taip ir maniau. Taip, tai dabar mes turim ištirpinti šokoladą ir sviestą. Žinai ką, aš tavim nepasitikiu, aš manau, kad tu suvalgysi visą šokoladą, tai tu tirpink sviesto. Gerai, aš suvalgysiu sviestą dabar. Užteks turbūt vieną šokoladą. Vieno užteks, sakyti? Jo, manau, kad... Gal dedam šokoladą į mikrobangę ištirpdyt? Ne, tai šiaip į mikrobangę negali. Ne, nu čia nesąmonė. Tai gal tu tada sakai, kad dedam į mikrobangę, aš sakau, kad negalime. Taip, tai sviesto mums reikės 50 gramų, 3 porcijoms pakartoju. Tai dabar aš bandau ištirdyti sviestą karštoje vanelėje. Karšta vanelė tai kai yra puodas su karštu vandeniu, ant viršaus bliūdelės ir taip tiesiog išmaišom. Kai viskas ištirps, tada Andrius tirpdys šokoladą. O kur vienas gabaliukas dingo? Aha, brokas turbūt, palauk. Gerai, čia viskas. Dabar Andriau tavo eilė su šokoladu. Mano eilė, jo? Jo, imk šaukštelį. Opa. Greičiau sniegas laukia ištirps negu šokoladas. Svarbiausia, kad vanduo nepapultų į šokoladą. Tai kitą kartą bandysim, kad nepapultų. Gal jūs pabandykit, aš toj grįšiu? Jo, tai pasiėm dubenėlį tam, kad sujungti visus produktus, tai galim pradėti nuo cukraus. Kaip ir minėjau, 100 gramų, 3 porcijoms sultis mūsų. Irgi nedaug, aš visą laiką iš akies pilu. Galim dabar išmaišyti. Kiaušinis. Okay. Taip, dabar turim sulaukti šokolado. Andriau, kaip šokoladas? Čia įsipilinėja. Mes galim įpilti šiek tiek aliejaus, tam, kad konsistencija taptų šiek tiek skystesnė. Dabar 2 šaukštelius plaut. Parodyk, aš išplauti dėsiu. Ir dėjai indaplovę? Įdėjau.
Tai žodžiu, mums gavosi skystas šokoladas. Andriau, prašau išplauti. Gerai, be problemų. Įdėjom sviesto, ką O, tik. jau gerai bus, matau. Gerai bus. Tai dabar miltai. Gal reikia vyriškos pagalbos? Galėtume Artūrą pakviesti. Aš palaikyčiau kamerą. Kaip čia gerai dabar? Gerai, labai gerai. Tai ką, dabar mes galim jau įjungti orkaitę mūsų. O, šitą mes mokam. Kiek jungiam orkaitę? 180. O kaip jūs su ventiliatoriuku norit be ventiliatoriuko? Dabar mums reikės keksiuko formelės. Keksiuko formelė yra. Tai dabar mes turėsim įdėti į orkaitę, tai parodžiusiu apelsinus va šitaip. Kiek čia reikia dėti Tai maždaug? reikia ne iki galo pilti, nes vis tiek dar kažkiek pakils orkaitėje. O kodėl tu į mano dėdi, pavyzdžiui? Gal šiek tiek dar. Tai galim dėti dabar į orkaitę. Atsargiai. Šio. Jo, ir kažkur 20 minučių, bet žiūrim pagal situaciją, bet šiaip kažkur 20 minučių. Gerai, žiūrim, kas bus. Kaip Jo, kvepia. tai kuom šiaip ypatingas ir kodėl aš vadinu būtent kalėdinį desertą, nes labai kvepia apelsinės, dar plus kai iš orkaitės išimti iš karto toks paintensyvėja kvapas. Nu, tai šiaip tai man gerai gavosi. Kaip čia iš kitos pusės? Čia... Nu, gal ne, labai Čia nežiūrėk. Ne, šiaip tai normaliai. Bet šiaip mūsų tos podelius apelsinų dar reikia pastatyti ant kojelės. Jo, tai dabar reikia pagal dydį parinkti. Čia cukraus pudra. Čia tu dar taip aplinkui sukėjo. Čia tipo sniegas, taip, žema. Jo, o kaip gražiai pasakėjai. Tai dar padėsiu. Crazy good. Galim gal valgyti jau. Prašau. Na ką, pagaliau atėjo ta akimirka, kai galim paragauti mūsų deserto. Tai ką? Jau galim? Tokia. Įsivaizduokit šokoladinį suflė su apelsinų poskoniu. Prasme, Makas. Šiaip tikrai geras. Tai ką, štai toks buvo mūsų šiandienos desertukas. Ačiū Manueliai, kad mums parodė šitą nerealų desertą. Ačiū Andriui, kad atvažiavo pavalgyt. Tai dar kažką su maistu darysit, pakvieskit vėl. O jūs irgi galite pagaminti tokį desertuką ir laimėti Pildyk prizų. Tai sekite Pildyko Facebook profilį ir tenais po šio video nuotrauką galėsite komentaruose įsikelti savo šio desertuko nuotrauką, kaip jums gavosi šitas desertukas ir laimėsite štai tokį Pildyko džempą, kurį daugiau niekur kitur negalima įsigyti. Oh my Tik God. pas mus. Oh Tik my pas God. mus. Tai komentaruose rašykite, ar norite dar tokių video su skaniais desertukais ir su Manuelė. Jo, einu komentuoti iškart. Norim. Gerai, iki kito karto, Artūrai, paragavo. Tai prasme, grinai. Prisiuosti.